Viso semestro metu jūs kursite savo skaitmeninį portfolio. Tam panaudosime vieną iš skaitmeninių įrankių, tai yra Wix portfolio kūrimo platforma, kurioje jūs susikūrę savo aplinką pateiksite pagrindinę informaciją apie save, tai savo turimas kompetencijas, savo turimas stiprybės, savo išsilavinimą. Ir taip pat šioje platformoje jūs pateiksite ir visas semestro metu atliekamas užduotis. Skirsime tam atskirą paskaitą, kad išsiaiškintume, kaip kurti savo skaitmeninį portfolio, kad jis būtų ir funkcionalus, ir vizualiai patrauklus, nes ši užduotis jau yra praktinė. Jūs ją galėsite panaudoti ir ateityje, tarkim, jau galvojant apie savo karjeros perspektyvas. Darbinantis prie pateikiamų dokumentų galėsite nurodyti ir savo skaitmeninio portfolio nuorodą, kas pademonstruos ir jūsų skaitmeninės jau kompetencijas, kuriant tokio pobūdžio įrankį. Tai paskaitos metu mes išsiaiškinsime, kokie yra šio įrankio kūrimo etapai, kas turi atsispindėti, kaip tinkamai vizualiai pateikti tokio portfolio sukūrimą. Tai semestro metu atliekamas užduotis tiek motyvacinį laišką, tiek gyvenimo aprašymą, tiek kviestinių lektorių paskaitų ataskaitas, savo rengiamo projekto paraiškos formą ir egzamino užduotį karjeros planą taip pat pateiksite į šią platformą. Tai egzamino užduotis bus vertinamas ne tik karjeros planas, bet ir tai, kaip jūs suformavote ir sukūrėte savo skaitmeninį portfolio įrankį. Tai visa pagrindinė informacija tiek apie jūs, tiek apie užduotis turės būti pateikiama šiame portfolio. Artėjant kiekvienos užduoties pateikimo terminui, į Moodle aplinkoje sukurtas atskirų užduočių skiltis, jūs turėsite pateikti nuorodą į savo portfolio, kad aš atsidaręs galėčiau matyti ne tik atliktas užduotis, bet ir tai, koks yra jau jūsų portfolio kūrimo progresas. Šioje skiltyje jūs galite matyti visus žingsnius ir etapus, kaip savarankiškai susikurti jau savo skaitmeninį portfolio. Bet tam skirsime ir atskirą paskaitos laiką.